dabar tai jau tau bus mama, kad mane filmuoja. Kad girdėtus einu arčiau. Nu, įsipylėm kurą, varom į lėktują, perlėkujam ir tada varom į tą. Kokia? Nu jo, prašom įlipti. Ate. Šiandien diena matosi bus šilta, graži, be lietaus. Gal ir bus vakare, bet jau mes būsim Liepojoje. Dar smarkiau išgręžk. Smarkiau pagręžk. Patrink biškį. Patyčias, aš dabar jau čia skalauju. Gerai, gerai. Antras skalavimo ciklas. Sugimimo diena. Sveikiname Mylytę su gimtadieniu. Siunčiam jai visą jūrą. Bučinių. Tai visą jūrą bučinių. Pasimatysim tikiuos greitai. Plaukiam į Liepoją. Ir čia mano supyrės. Ant rifo. Supies pirma.
Na, beveik atplaukėm į Liepoją. Dabar lėčiau plaukiam, nes reikia tą Kerėplą praleisti. Paskui nesimaišinti jam po kojom. Tai va taip, va sau leidž laiką. Kol praleisim Kerėplą. Yra šansas miegi. Kodėl nežino, kada teks. Nu, mums ten už posūkį, neaišku, kur čia tas Kerėpla plauks. Reikia atsargiau nesimakaluoti jam po kojom. Manau, kai jis plauks ten į gylį kaip ir mes, tai reiks tyliai slinkti jam iš paskos. Ale? Aha, bet kadras neatsibunda šitas. Ten kol kas nėra kas veikti, tegu ilsis. Kadre, bus. Pradėjo nuo akių, kad matytas paslaptis. Visai fainai, kad ne nuo kokios skrybelės. Kaip gražiai, nu pažiūrėsim kitą kartą atplaukę. Kas gausis. Bet matau, kad gausis gerai, jau čia rimtas kažkoks menininkas. Papuoš. Ko? Pelnytę aš tai noriu pamatyti, kaip atsitūps. Štai tas mane. Apgavikai pasaulės veisės. Va šitoj vietoj labai faina kavinė. Tarp žolių, tarp gėlių, piliarožės, puošia. Vilioja, bet mes eisim ten, kur garsas sklinda. Va tau ir Ritos restoranas, o Rita kokia pašėlus pasirodo. Dar radom tokių fainų čia paėję. Nu va, kur sakiau, ten gražus pastatas, tai dabar iš kitos pusės. Pasirodo, labai fainas baras su kiemeliu vidiniu. Čia žolė. Ką? Kvapas pasifilmavo. Aha, kvapas? Aha, už žodžių yra žolė. Čia daug chraniukų. Visas meniu ant sienos.
Čia negausim baudos, ką vaiką pasodinom prie tokios sienos su bokalais. Galim pasimti alaus, eik lauką. Gerai, gal taip ir darom. Kokio tipo alaus norėtum? Ipa? Ipo, sporterio, tomato gose. O kokio to tomato gose, nežinau. Tai čia turėtų būti biškį šuks, man atrodo. Pomidorų koks nors toksai pusrūkštis. Ai, ne. Gal ne, man pomidorai skrandžiai netinka. Nu, aš nieko prieš Ipo. Nu, fainis toks barieks, nu. O staliukai tokie. Ir veiklos yra. Ką vaikučiam? Alyvomis? Sultis. Ai, ne, kambučia tik tada, ne? Sulčių. Ne, čia sulčių, ne? Skaniai. Tu pasakai, ką darai? Kas jūs tokie esat? Štercelėse tarapunka. Tarapunka. Matai, kas nutinka žmonėm, kai alaus paragauti. Skanaus. Ne, iš tikrųjų rekomenduojam tą. Atsiprašau, bet pasakysiu labai aiškiai. Rekomenduojame tą kiemelį. Miežis ant ko? Miežis ant ko? Arba gypsy camp, arba ten dar kažkokie tai, nu, žodžiu. Garsiau kalbėk, nes aš iš tolo tave čia filmuoju. Tai va. Tai taip biškiai atsitūp, aš noriu tau labai gražu. Lauk, mes dabar fotosesijų dalyvaujame. Dabar yra laivų fotosesija, nes labai gražiai čia jie atrodo, nežinau, bent man. Gal čia man vienai taip atrodo. Krentė Strops kalno. Labai biški puola. Man jau įkando. Ką man kalbėti? Ką nori? O čia ne ponas, o čia kapitonas. Taip, ponas kapitonas. Ponas kapitonė. Kalbėkite. Ką čia pars... Yra tas, kai jisai nevartoja elektros. Aha. Nu, nes šiaip autopilotas tai nemažai elektros suvalgo. Ai. Du šitie. A, ne? Šaldytaus ir autopilotas, kas Žaltys valgo koks. elektrą. Aha. Nu, čia va, tai šitas pangeras nevalgo elektros. Čia lietuvių jachta. Čia kaiminystėje turim danų. Ir va, mes namuose. Kodėl jau užsikėliau tokią vėliavą? Čia iškėlė, kad yra Latvijoje. Reikia gerbti tą šalį, kurioje tu esi. Vėliava Latvija. Ten ne Latvijos, ten kryžiukas baltas, ten Danijos vėliava. Teoriškai nespalvos gal ne tos pačios. Ne tos pačios, šiaip iš tikrųjų Latvių tamsesnė, tokia labiau bordo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand.